Savo senoj kolekcijoj turite raktų pakabuko. Čia yra prožektorius, kuriam yra dar net padarytas generatorius. Jis šviečia, bet jis labai silpna. O jeigu jungiamės, tiek tesugeb šviesti. Bet jis gali pakrauti, bet čia ko gero elementai mums pastipa. Nei to pasisukam. Taip reikia sukti. Žodžiu, žiūrėsim, kas jam atsidarė, nebepakraun normalią elemento. Galbūt gal vietoj tų elementų reikėtų įdėti kondensatorių ar kažko, nes labai momentaliai užgęsta. Reikia pagalvoti, ko čia galime įdėti, kad elementai būtų ilgaamžiški. Aišku, galima taip bandyti dabar pakrauti, bet jis nepakraus, jis turėtų logiškai pakrauti, o dabar turėjo pakrauti, dabar turi šviesti. Jungiam, biškį pašvietę, į to išgiausia. Su tiek pašvietėm tol nenueisim. Tai va, galbūt parodys, kaip aš jį ardo, kaip aš jį remontuoju ir tvarku. Galbūt įkelsim ir video ir tokį. O kol kas tik į biškiuko pažiūrėjom, kad čia yra 2 lemputės, kad čia yra pasukims rankenėlą ir yra įjungimo išjungimo knopkė. Ir raktam prisikabyti arba ant pirštų užsimauti. Viskas. Toks tas mūsų daiktas va iš arti atrodo.